Kuo skiriasi elektros stotelė už 600 ir už 750 eurų? Abi stotelės gali maitinti tuos pačius įrenginius. Abi greitai įsikrauna, abi tinka kelionėms ir stovyklavimui ir kaip atsarginis elektros šaltinis namuose. Jei pirmoji labiau orientuota į savaitgalio išvykas, telefonų, kompiuterių ar dronų baterijų įkrovimą, tai antroji leidžia vienu metu prijungti daugiau įrenginių ir suteikia daugiau naudojimo galimybių. Kitas skirtumas – plėtimo galimybės. Brangesnį modelį ateityje galima išplėsti papildomomis baterijomis, todėl jo pajėgumą galima gerokai padidinti. Taip pat antroji stotelė turi daugiau jungčių, todėl galima vienu metu prijungti daugiau įrenginių. Jei ieškote kompaktiškesnio varianto kelionėms, filmavimams, stovyklavimui, dažniausiu atveju pakaks EcoFlow Delta 3 Classic. Jei stotelė bus naudojama dažniau ar planuojate ją naudoti kaip rimtesnį atsarginės elektros šaltinį namuose, verta žiūrėti į Delta 3.